Papokštaukim. Taip, paskambino Stasys, sako, reiktų Vilmą su gimtadieniu pasveikinti, dirba buhalterė, tai gali man kokius kursus pasiūlyti buhalterijos, pasitobulinti. Nu, pabandom. Alio. Labas rytas. Labas rytas. Ar su ponia Vilma kalbu? Taip. Čia toks Artūras Ivaškevičius patrukdė iš įmonės tokios, turim tokį projektą, kuris vadinasi Tobulėkim. Ir sakykit, ar jūs nenorėtumėt pasitobulinti, pakelti kvalifikaciją buhalterijos kursuose? Kol kas dabar nežinau, negaliu atsakyti taip greitai. Aha, tai leisim pagalvoti, čia niekas, žinot, taip neverčia greitai. Supratau. Ačiū už pasiūlymą. Bet tokia galimybė yra. Ačiū jums. O kiek jūs jau, sakykit, laiko darbuojatės buhalterijai? Nes neturim tokių duomenų, tik žinau, kad dirbate buhalterė. Aš buhalterė dirbu, dabar galvoju, turbūt 3 metai kokie, nes pirmą dirbau apskaitoj labiau. Aha. O grinai buhalterijos, tai gal 3 metai turbūt kažkur. Ir buvo tenai kažkokių tokių kursų tuo metu, per tą visą darbo jūsų laikotarpį? Turėjome seminarų ten darbe. Tai mūsų čia tokia nauja programa, ir aš irgi renku duomenis, matot, kas buhalteriai dirba ir tiesiog siūlom tokį pasitobulinimą. Jeigu būtų galimybė, renkam grupę. Tai čia rudenį, žinokit, būtų rudenį, spalio mėnesį, tai čia ne dabar. Supratau. Pasižiūrėsiu, pagalvosiu. Aha, bet šiaip nieko prieš labai? Kad labai čia prieš iškart negaliu sakyti, bus matys pagal situaciją, žiūrėsiu, nežinau, dar negaliu, pasakyti. Tai gal mes kažkaip tada susisiekime dar, ar ne? Taip, galim susiskambinti. Gerai, tada susiskambinam rugsėjo viduryje, aš čia vėlgi bandysiu perskambinti visiems, kas jau čia taip jau su manimis maždaug sutinka. Tai ir tada jums irgi paskambinsiu, gerai? Gerai, ačiū. Dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, pasiklausykite dabar. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas. Labas rytas, Vilma, su gimtadieniu. Tai truputėlį pokštaujam, bet iš tikrųjų tai norim nuoširdžiai pasveikinti. Gimimo dienos proga. Kaip manot, kas čia taip iš S raidės sakė pasakyti, toks vienas žmogus nori pasveikinti taip originaliai? S raidės. Taip. Tai manau, turbūt tas pats žmogus, kuris ne pirmą kartą sveikina, tai būtų Stasys. Taip, Stasys. Aš jau ne pirmą kartą, ar ne, per mūsų radiją sveikina? Gal... Arba per savo radijo stotį sveikino, gal kada, ar ne? Per savo radijo stotį sveikino. Supratau. O jūs dabar pakartokit, kokia radijo stotis? Radio stotis Tavo balsas. Tavo balsas. Taip, susiraskit, žinokit, mes čia... Aš galvoju, kažkaip su tais, supratau, viskas aišku, labai ačiū. Tai nuoširdžiausi linkėjimai nuo Stasio, jums visko, ko geriausio, būkit laimingas su gimtadieniu ir dar dainą pagrosiu. Tai žinokit, mus labai lengvai galite rasti internete, radio stotis Tavo balsas, įveskite tavobalsas.lt. Ir galėsite klausytis mūsų labai įvairią muziką, žinokit, grojam, tai ir jums specialiai pagrosiu dainą su gimtadieniu, gerai? Ačiū labai, ačiū. Prašau, gražios dienos, geros nuotaikos, daug sveikinimų. Labai ačiū, viso.